Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Už manęs matote mūsų numylėtą BMW M4 G82. Automobilis grįžęs iš Amerikos ir buvo darytas su ta intencija, kad padaryti kaip mūsų įmonės parodinį automobilį. Automobilis jau buvo Esseno parodoje, nedalyvavo, tačiau važiavo. Buvo Bimmerfeste šių metų 2025 Nyderlanduose, važiavo, mes egzibitinom ir ganėtinai daug mes prie jo dirbom, sukrovėm daug savo produkcijos, daug karbono, daug performanso, tačiau automobilis 90% yra kaip ir paruoštas, bet yra šiokių tokių niuansėlių. Norėtume pakeisti šiek tiek išvaizdą. Jau jisai kaip ir turi savo vaizdą, bet yra tam tikrų detalių, kurias norėtume pakeisti ir reprezentuoti jums. Dėsime naują body kitą. Priekinis splitteris, galinis difuzorius ir slenkščiai iš mūsų partnerio. Taigi, Soko, su šia gamykla mes jau dirbam beveik 10 metų, dirbam su karboniniam automobilių detalėm, pagrinde BMW. Prieš 2,5 metų Soko paleido savo dizainus, savo brandą, kuris registruotas Europoje ir pradėjo gaminti jų dizaino detalės BMW automobiliam. Tai yra G8X platformos, M3, M4, X5M, F95, F96, 8 serija. Taigi pats portfolio yra ganėtinai didelis, viską galite rasti mūsų voguautomotive.com website. Ir šitas body kitas, G82, bus dedamas šiandien ant mūsų M4. Taigi, mūsų body kitas jau atvyko, einam keisti išvaizdą. Taigi, nusėmėm ratus, nusisukom visas plasmasės, atsisukom visus varžtus, posparnius, apatinės plasmasės, apatinį sijonėlį, galim nutraukti buferį ir išsitraukti mūsų Soko lūpą ir pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. O kodėl tu būtent nusprendei Soko body kitą dėtis? Dėl to, kad mes su jais ilgą laiką dirbom ir jie paleido naują dizainą. Ir tas dizainas, aš manau, prie viso vaizdo mūsų M4 visai tiktų. Ir plius, kad kažkas naujo. Štai toks įpakavimas, kad 100% nelūžtų, bet šita dėžė yra difuzorius. Traukiam kitą. Šitas vėliau. Čia yra vidurinė sekcija. Vidurinė lūpa. Tai čia bus 3 dalių, ne? Jo. Ir čia yra mūsų korneriai. Tai vaizdas bus šiek tiek kitoks, nes yra padaryti tie wingletai, kur užsilenkia gale buferio. O šita dalis sueis su slenkščiais, nes slenkščių dizainas pratęsiamas. Tai yra priekinės splitterio dizainas pratęsiamas į slenkščius. Užsidedam buferį ir vidurinę sekciją bandysim užsidėti ant mašinos. Taip. O neatrodo, kad jinai žemiau kabės negu ana. Jo. Ką? Jo. Ant kiek? Ant piršto kokio 2. Nors blemba, nelabai, žinok. Čia tas dedasi. Arba tik taip atrodo. Pažiūrėsim. Taigi, mūsų M4 priekis pasikeitė. Lūpa uždėta. Gan gerai atrodo, man patinka, jinai agresyvesnė, tai laukiam, uždėsim dar slenkščius, uždėsim difuzorius, susidarys visas mašinos vaizdas. Kas liečia priekinę lūpą, tai uždėjimas ganėtinai lengvas. 3 dalių lūpa,
Visi originalūs tvirtinimo taškai, tai nieko gręžt nereikia, nieko buferio modifikacijos nereikalingos. Taip kad aš manau įgauna vaizdą. Dirbam toliau prie slenkščių difuzoriaus. Taigi, mūsų difuzorius uždėtas. Ką manom? Aš manau, kad jisai tikrai daugiau agresyvesnis negu prieš tai buvęs. Nėra LED lempos, tai kažkas naujo, bet pats difuzorius, jisai daugiau išsineša į galą. Šitie šoniniai spliteriai vienos dalies, bet praplatina mašiną. Iš esmės, puikus pasirinkimas Lietuvos keliam, ypač jeigu automobilis žemintas. Nereikia dėti dar didesnių pažeminimų, lygiai taip pat su slenkščiais. Tai aš manau puikia opcija Lietuvos keliam. Vienintelis niuansas šitos skylės. Išmetimo antgalius, manau, uždėsim didesnius, kad uždengtų labiau šitas skyles ir manau šiek tiek galima būtų juos išnešti. O visumoj sudėsim slenkščius ir pasižiūrėsim, ką gausit. Ieško detalių, mūsų puslapis, pasižiūrėkit, gal rasit kažką savo BMW, o dabar dedam slenkščius. Gal kam slenkščių? Geros būklės. Labai lengvai nusėmė kažkaip. Kai dėjai už vargai su jais, o dabar nusėmė taip paprastai. Tai palauk dar antro, nenuėmėm. Ok, dabar apsivalom. Žinai ką? Ai, nu tai gali iš tikrųjų apsivalymą irgi. Nauji slenkščiai. Nauji slenkščiai. Klaido šiandien nėra, žinok. Ką? Klaido šiandien nėra. Jo, pamiršau. Penktadienis. Transportavimas ilgas, o šiais laikais kurjeriai ne visiškai patikimi. Tai mūsų visi lūkesčiai eina į transportavimą. Čia yra kairė, mums reikia dešinės. Taigi, soko slenkščiai. Perėjimas nuo priekinio spliterio į čia, tada susiaurėjimas ir praplatėjimas gale ir suėjimas bus su mūsų galiniu difuzorių korneriais. Nu, šitį geriau užsidėjo. Matai, vieną kartą uždedi, kitą kartą nuimi, vis lengviau ir lengviau. Trečius dėsim, tai iš vis užsimes. Ir viskas, tiek mums ir tai reikia. Dabar pasiemam kniediklį ir su plasmasiniam kniedėm, originaliai, į skylę sukalam kniedės. Vienintelio įrankį išimt slenkščius reikia. Vienintelio įrankį išimt slenkščius reikia. Šiaip tai viskas okės, tai slenkščiais, jeigu kažkam reikia, išvalysim, čia irgi nuvalysim, supoliruosim ir bus beveik kaip nauji. Parašykit į PM.
tai ir kairė pusė. Suku. Iš tikrųjų, kokybė tai aфигенно. Ta prasme, pripriegas, ant kiek jisai lengvas, ant kiek stiprus, tai yra fantastika. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Būna. Blemba, kiek dvasikai, aфигенai, iš tikrųjų. Taigi, mūsų slenkščiai uždėti, mašina įgauna visą vaizdą. Iš tikrųjų, tai buvau gan skeptiškas dėl viso bodykito, kaip mašina atrodys, bet dabar žiūrint pilną vaizdą, man iš tikrųjų patinka. Mašina agresyvesnė, jinai platesnė, viskas realiai sueina, sutinka su mūsų kapotu, su mūsų sparnais. Pradedant nuo priekinio spliterio, jisai platesnis, turi čia praplatėjimus, wingletus, praplatėjimai iš šonų, tada susilieja su formom, susilieja su mūsų slenkščiais. Tada slenkščių susiaurėjimas ir vėl praplatėjimas ant galo ir užbaigimas difuzorium. Taip kad viskas sukrenta į, manau, vieną gražų rezultatą. O ar jums patiko? Pakomentuokit, įdomu pasižiūrėti jūsų nuomonę, ar vieniem tinka, čia aišku skonio reikalas, dėl skonio nesiginčiama, bet jo, pakomentuokit, įdomu būtų pamatyti komentarus. O toliau M4 downpipas, midpipas, MMR modulis, pasižiūrėsim, ką turim ir bandysim grįžti prie Merso reikalų. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit laikint, subscribint ir pasimatysim kituose epizoduose. Kur tu važiuoji? Tai pasivažinėt? O tai nieko nepamiršai? Nu, blemba, apie šitą dalyką pamiršau. Pagazuok. Negėda? Biški gėda. Tai važiuok atgal. Dėsim downpipą ir midpipą, nes reikia galių ir reikia čiut garso. Taigi, mašiną pasikėlėm ant pakėlėjo ir, kaip minėjom ankstesniuose video, dėsim downpipus. Tai keisim originalius downpipus į savo prekinį ženklą. Tai šitie downpipai yra 200 celų su katalizatoriais, VA Motorsport downpipai ir su heat shieldu. Tai kad išlaikytų karštį downpipuose ir automatiškai dujų išmetimas yra efektyvesnis. Dėsim su, kaip ir minėjau, su 200 celų katalizatoriais, kad nebūtų problemų technikinėse emisijose ir taip toliau. Ir to neužbaigsim, keisim midpipą. Originalus midpipas yra dual, čia yra single midpipas, taip pat VA Motorsports. Tai va šitą daiktą irgi dėsim ir keisim iš originalaus dvigubo į viengubą. Tai kaip turėtų garsas pasikeist, mašina dusliau garsėt, ypač atsidarius sklendės. Ir pasižiūrėsim, įsidėję MMR modulį, pasižiūrėsim, kiek mes atsuksim arklių. Nuvažiuosim pas draugus ir mepą ir prasisuksim ant stendo. O dabar dedam midpipus. Taigi, nusėmėm variklio apatinės apsaugas, tai tepalo aušintuvo apsaugą, traverso apsaugą nusisukom, turėjom nusimti šitas plasmasės, kad nusikelt traverso apsaugą ir jau matom savo downpipus. Tai keisim šitą mažesnį ir didesnį, atsijungsim lambda sensorių laidus nuo viršaus, nusimesim laidus, nusimsim realiai visą šitą crossover, tą vadinamą perėjimo vamzdį ir nusileisim abu downpipus. O tada, susidėję downpipus, žiūrėsim atstumus, kur mums reikia nupjaut midpipą. Tai va, tai reikės nusimest visą duslintuvą ir tada realiai pasidėjus ant žemės atsimatuosim ir žiūrėsim, kurioje vietoje nusipjaut. Tai va, o dabar reikia nusileisti mašiną ir atsijungti nuo viršaus lambdų laidus.
Gal kam reikia originalių midpipe? Bus vrum, 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 pop, pop, bang, bang. Ką? Dabar tai būtų. Bet manau, garsas geresnis bus. Jau negėda bus važinėti. Nes labiausiai ir trūko ten apdailos, karbonas, viskas tvarkoja čia. Bet, žinai, žmonės mato, bet žmonės turi girdėti. Nu gerai, tas yra. Jo, viskas išimta, dabar reikia perdėti. Reikia perdėti lambdas, bet aš nežinau. Žinot kaip, ar ant visų reikia dėti spacerius, ar kaip darysim? Padėsit šitą klausimą, vyrai? Nu ką, tai turim originalius downpipus, mums dabar ką reikia padaryti, ant naujų persidėt lambda sensorius. Tai ant downstreamo apatinių dėsim tas, pavadinkim, spacerius, o šitus viršui išsuksim ir įsuksim į anuos. Reikia po vieną dabar pasiimti. Tai bijau, tu tipo neįdėtum, ar kas čia būtų? Ką? Tu bijau, neįdėtum be spacer, ar kaip čia? Įdėčiau, bet turėtume lempą turbūt. Reikia bandyti su šitais. Turim 90 laipsnių kampą, jeigu mes tilpsim su šitais. Tai tada viskas tvarkoja. Nu va, persidėm sensorius. Kuris pirmas dabar dedasi atgal? Taip. Taip. Dabar smagioji dalis. Čia pjaučiu. Nu, žodžiu, pjaunam. Čia paskui, jeigu ką, nuspjausim. Taigi, žiūrovai namuose, kad suprastų, ką mes čia darome, tai vyks pjovimas. Pjovimas vyks ties tą pusę. Čia viskas krenta. Ir mūsų midpipas bus instaliuotas į išmetimą. Ir čia turim nereikalingą dalį, kuri, kaip žinia, yra parduodama. Gerai, apsiverčiam, prisimetam išmetimą daugmaž ir tada pasižiūrėsim, kur tas downpipas mūsų. Matot, kaip su jumis bendrauja. Prisimetam, pasižiūrim ir viskas. Nu ir ką. Pasiemam likusi galą išmetimo, užsidedam ant mašinos ir tada žiūrėsim, matuosim downpipą. Tai yra midpipe, atsiprašau. Gali tek dar nusimt kartelį. Ką? Gali tek dar ir kartą nusimt, bet pasižiūrėsim, neužsidėję nežinosim. Здравствуйте. Gal klausykit, norit pasižiūrėti vidosikas? Vidosikas Žaugotomotisas. Tvarkyti mašinas. Amerikas, Vokietis. Nu, ir ten visai važinėt. Važinėt, modifikuot, tuninguot. Nu, va jau kažkur judam. Viskas. Nebėra varžtų. Skersvajasi.
Kviečiu išmetimo dievus. Kam tos gėlės? Kam tie aplodismentai? Ką, 2+2 biški susišveitam tarpinės, dėsim tas pačias, paskui pažiūrėsim, gal šitas tas plonas sudėsim, matysim, bet dabar kol kas sudėsim šitas, palaikyk biški. Nu, bandom, ką čia turim. Aš galvojau, kad turi būti kaip šičia. Ne. Dabar įmam pasižiūrim tą, nu jo, prisimatuot, šitą pasižiūrim. Užsimaunam šitą. VA Motorsports. Taip. Užsimaunam šitą. Ok. Taip. Jisai. Ar šitas taip. O šitas taip. No. Kedvasikai? Jo. Aha. O šitas. Čia. 1, 2, tai ties ant... Šičia ties pirmu, o čia ties antru. Žinot, kuris čia kuris? Vienas ilgesnis žiūriu, o čia šitas. Taip. Tai jisai tiesus. Kai deda downpipe'ą, jeigu tas 4,5 inch, tai jisai toksai. Taip. Apgauda. Ai, bet gerai bus. Wow. Gerai bus. Viskas tvarkoj bus. Aš tai nematau jokių problemų. Nu, galime jau kurt mašiną. Reikia stengtis, aišku, nepervaržti. Ai, Ką? dabar mums reikia nuo downpipe'o susivaržyti. Va čia mums reikia šitus prisiversti dabar jau. Ne, šiaip išmetimas viskas tvarkoja, svarbu, kad klaidų nemestų. Gerai. Taip, spaus. Ne per daug. 100 metų. 100 metų. O šičia užveržiai, ne? Šitą. 100 metų. Be šių metų. Tai gal dabar, kai išmetimas bus burnautą padaryti, sugebėsi? Tai blemba, aš paburnautinu iš tikrųjų, kai laikas ir vieta leidžia uždarose teritorijose. Bet kad... Iš Bimerfesto išvažiuoja nelabai pasisekė, kaip prisimenu. Ne, bet ir policija buvo. Nemačiau. Svečioj šaly. Kaip sakoma, neraganės pilietė. Aš manau, dėk šičia sujungiam ir ką? Šitą reikia patvarkyti, ne? Nu, iki gal nenuleisk. Sunkiau leidžiasi, nes pasižiūrėk svorą, kiek išėmė. Sunkiau tai? Ai, nu jo. Nu gerai. Čia Tai viskas sujungta. pasiruošęs? Čia viskas sujungta, kaip ir sujungiau. Tas. Jeigu nesujungi, Šitas pamatysi. sensorius čia, tas eina ten, šitus bank 2 Gerai, čia jau kažkaip, sujungiau. žinai, biški nekantrauja. Nu davai, bandom, žiūrim, ką turim. Kedva pasiruoš poziciją.
Aš paklausysiu. Tai dabar su Palauk, vožtuvai bus Aš užsidarę. va šičia būsiu, kad gerai girdėtųsi. Jau gerai. Dabar uždaryta. Dabar uždaryta. O dabar. Fu. Bet ant laisvų nėra, kad jinai garsiai dirbtų. Ne, normaliai. Pats tas. Manau, aprūvinam šitą dalyką. Patvirtinam, kad geras. Nu ir kaip? Katalikai rūksta, ne. Geras tikslumas toksai. Nu dabar jau garsą turim, pagaliau. Jau pilnas komplektas, M-kę. Nu gerai, tai reiškia, jeigu klaidų nemeta, tai reiškia du variantai, kad visus lambda gerai sujungiam ir katalikai veikia. Gerai, o tai klaidų nemeta? Ne, nemeta. Tai reiškia, jis gerai padarėm. Reiškia, gerai padarėm. Taigi, jeigu norite pasidaryti išplėtimą G serijai, F serijai, netgi A serijai, kreipkitės į mus, jūsų išplėtimo meistrus. Ne, bet rimtai, nueikit į vaugautomotive.com ir ten rasit. Taigi, mašiną nusileidom, downpipai yra, midpipas irgi yra. Tai turim garsą, turim kažkiek daugiau arklių, kiek tiksliai neaišku, bet nuvažiuosim pas draugus ir mapą. Prasisuksim ant stendo, įsimesim turbūt modulę, ne? MMR modulis dar apie, MMR sako, kad apie 100 arklių plus ant standarto, tai pasižiūrėsim, kiek iš tikrųjų. Tai nuo visiško standarto turim įsiurbimą, turim downpipus, midpipus, downpipus su katalizatoriais ir bus MMR modulis. Užsimesim ant stendo, pasižiūrėsim, kiek ten arklių iš tikrųjų yra. Susitiksim pas ir mapą svečiuose. Tai ką, žiūrovai, A5 kelyje, lekiam į Marijampolę ir į mapą prasisukt M4. Ilgai laukta diena, visą laiką norėjom pasižiūrėti, kiek čia turim, ko neturim. Tai va, prasisuksim ant stendo, prasisuksim be modulio, pasižiūrėsim, kiek realiai dabar va su downpipais ir midpipu ir įsiurbimu ir paskui įdėsim MMR modulį, pasižiūrėsim, kiek tas mūsų MMR modulis prideda. Nu ir gal, jeigu jūs domintų MMR moduliai pas mus puslapį, sužinosit, kiek realiai galit dasidėti. Kompų rakinti nereikia, garantijos galioja, viskas tvarkoj, tai the moment of truth. Taigi mes esame Marijampolėje, atvažiavom į mapą pas draugus, kur testuosimės M-kę. Tai stokinė M4 yra 510 arklio galių. Dabar yra įdėtas mūsų midpipas VA Motorsports ir downpipas. Kiek manai gali pakilti nuo to arklio galių? Neįsivaizduoju, gal biški kažkiek yra pakilę, dar turim front mount intykus. Tai front mount intykai, downpipas su katalizais, midpipas, sudėta visa kita standartas, kompas nerakintas, nieko nedaryta. Tai pasižiūrėsim, kiek turim, turėtų gal kokią 530, manau, būt kažkas tokio. O paskui įsidėsim MMR modulį ir pasižiūrėsim, ką MMR modulis prideda. Einam sukti.
Nu tai kiek manai bus? Neįsivaizduoju, seniai. Nu maždaug. Standartė? Nežinau, kokį 5-3 galėtų būti iš tikrųjų. Standartą? Nu, kaip dabar va stovi. Tuoj pažiūrėsim. The moment of truth. Gal ten Amerikoje 5 PM. Gal ten Amerikoje prarado arkliukų. Nieko negali žinoti. Kumelaitis pabėgo. Gali būti. Nu, ką turim? Tai turim biškį daugiau negu standartas. Turim 520, 675 Newtonų. O dabar įsidėsim modulį ir pažiūrėsim, ką modulis parodys. Tiek. Ai, nors panu. Ir negalima šito stendo neįmanoma čipinti. Jau ką rodo, tą rodo tiksliai. Signalas nutrūko, signalas gautas. Tai kiek manai su power moduliu bus? Neįsivaizduoju. Matai, ir neatspėjau šito, tai Mano spėjimo jaučiu net nedės. kiek sakai? Pamiršau. O pavyzdžiui, tavo kaip jie iš karto tu pajungia, ne, ir iš karto adaptuojasi, jisai, jo. Ai, tai aš ta prasme turiu softą surašęs. Tai bet iš karto, Iš ne? karto surašęs softą ir viskas. Mašina, bet aišku, ne mašina. What? Bro, what are you talking about, man? Prašau. Nu tai ir patenkinti rezultatą. Kolega sako gerai. Tai kiek tas gerai yra? 100 ir 100. Grubiai. Gerai, nu. Labai gerai. Nu tai va, MMX modulis. Išimam ar paliekam. Nu, šiaip pridėjo. 100 pridėjo, tai reiškia, gal reikia palikti. Pridėjo. Nu jasna, gerai. Gerai. Dabar reikia apsitvarkyti, jeigu galvoji neišimti. Tai daug reikalų išiminėt. Tai va, nes fiškė. O tą fiškę labai tingime atsukti, nes nelabai lengva prieiti. Taigi, hebrytė, prasisukom M4, kaip matot, pirmas sukimas 520, 675 Newtono. Tai čia mūsų standartas su downpipais ir midpipų ir front mount intake'u. O antras sukimas įdėjom MMX modulį, ką turim, 622, tai plus 102, jo, 102 arkliai ir 105 Newtonai. Tai kaip MMX sako, taip ir yra iš tikrųjų, tai tie moduliai reiškia tiek ir dadeda, 100 plus 100. Aš patenkintas rezultatu. Aš irgi. Šiaip 102 arkliai nuo vieno power modulio, manau, labai gerai. Šiaip jeigu kažkam trūksta arklių, tai manau, žinot, kur kreiptis. Ir į MEPą. Atvažiuokit į Marijampolę, labai geras kolektyvas, labai šiltai priima. Pasirūpina nuo A iki Z, pasikviesim dar Saulių, pašnekėsim su juo ir daugiau papasakos apie savo šitą veiklą. Jo, tai dabar mašiną nuvarinėjom ir pastatysime M8 į jo vietą. Gal dėdė dar prasuks vieną kokį ir žiūrėsim, kiek bus prasukta. Beje, M8 dalyvavo Aleksoto Dragė, kuris vyko kada? Kada vyko dragas? Kada vyko dragas? Kada vyko Dragas? Ai, bet per... Neatsimena niekas, kada vyko Dragas. Žodžiu, vyko Dragas, Aleksotė tikrai neblogai pasirodė, galiausiai per daug greita mašina buvo, tai diskvalifikavo, bet tai čia tiesiog, man atrodo, yra labai geras įvertinimas, jeigu diskvalifikuoja mašiną. Tai jo, pastatysim, pasižiūrėsim kiek antro.
Galėtų kokie harspoteriai dabar išlysti. Kėdė, pakazuok! Jau žinai, ne 520 arklių, jau 620. 2 arklio galios. Tu ką, durnas? O šičia yra M8. Šitas M8. Kiek arklių? 800, bet patikslinsim dar rezultatą. Yra įdėtas mūsų VI Motorsports išmetimo sistema. Karboniniai akcentai, grotelės, spliteriukas, tie korneriukai. Labai faina matinė spalva. Nežinau, matinė čia, ne matinė? Matinė. Dar Frozen Blue. Tai va, šiaip labai geras aparatas ir kiek mačiau Porsche, tą Corvette apdėjo. Tai va, diena jau į pabaigą, padarėm pagrindinį darbą, M-kę prasukom, sužinojom, kad su vienu tokią dėžutę galima pakelti 100 arklių, o labiausiai dėkingi esam Sauliui, Remepo vadovui ir kokias paslaugas Remepas atlieka, kaip žmonės gali jūs rasti. Tai mus rasti galima paprastai nuo Facebooko iki bet kurios platformos, taip pat ir turim internetinę svetainę. Ir paslaugas, kokias teikiame, tai nuo automobilio serviso iki galios didinimo, viskas, kas susijęs su automobiliu, skyrus kėbulų darbus mes darome. Realiai visko galim padėti, kas susijęs su automobiliu. Tai realiai, jeigu kažkas atsitinka, važiuoja tiesiai į Marijampolę ir Remepą ir kviečia Saulių. O jei Saulius dar gali kai ką pasakyti, jeigu žiūri šitą video, tai kiek procentų nuolaidą gausit? Suteiksime 15% nuolaidą. 15% nuolaidą? Ne, aš pasakiau, čia Saulius pasakė. Tikrai taip. Gerai, Pasakiau, malonu, suteiks. iki kitų kartų. Būtinai. O ką, mes seriją baigiam. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti, tas mums labai padeda. Ir ką? Aš tai Sauliui padėkoti noriu, nes žiauriai šiltai priėmė ir jo, važiuokit čia, lygiai toks pat šiltas priėmimas laukia ir jūsų. Tai va, super.